Sveiki visi besiklausantys pokalbių ciklo Gyvename ir sugyvename. Kalbinam Algirdą Petronį, psichologą, psichoterapeutą. Sveiki, Algirdai. Sveiki visi. Taigi ir dažnai tenka išgirsti žmonės, kurie dalinasi, kad laiks nuo laiko, kad ir koks tas santykis būtų geras, jaučiuosi nesuprastas. Arba tie žmonės netgi išdrįsta vienas kitam pasakyti savo mylimajai, kad tu manęs nesupranti. Kaipgi taip atsitinka, ne? Toks pakankamai banalus klausimas, tačiau vis tiek, kaipgi taip atsitinka, kad žmonės iš tikrųjų neišgirsta arba nesistengia suprasti, arba galų gale iš kitos pusės žmonės, kad jie jaučiasi neišgirsti ir nesuprasti. Taip, čia turbūt vienas iš dažnų dalykų, kuriuos galima girdėti, kai žmonės sako, manęs nesupranta, aš prašau to ar ano ar trečio ir manęs nesupranta ir tarsi tokia yra prielaida, kad jeigu kitas žmogus supras, tai ir padarys tai, ko aš prašau, arba atsižvelgs į tai, ką siūlau. Ir čia galbūt galima būtų taip stabtelti ir plačiau pakalbėti apie tą supratimo momentą, nes vienas dalykas yra kaip mes klausomės kito ir kaip mes parodom ir kaip mes stengiamės ir ar nesistengiam suprasti, nes dažnai tai yra tokie pokalbiai, kurie tampa tokia kova, kada vienas bando įrodyti kažką, kitas tarsi nepritarė ir tam kontekste ir yra tas dažniausiai pasakymas, manęs nesupranta. Ir čia aš tokį padaryčiau atskirimą dviejų skirtingų sąvokų, tai suprasti ir pritarti. Tai yra du skirtingi dalykai ir labai dažnai tose diskusijose jie tarsi susilieja į vieną, kad jeigu supras, tai ir pritars. Ir tada sako, tu manęs nesupranti, bet iš tikrųjų turim omeny, kad tu man nepritari arba nedarai tai, ko aš prašau. Ir iš kitos pusės klausytojas kartais jaučiasi taip, kad jeigu aš leisiu savo prabangą įsiklausyti ir suprasti kitą, kaip kitas jaučiasi, ko kitas nori, ar kaip kitas supranta vieną ar kitą situaciją, tai tai tarsi aš signalizuosiu, kad aš ir pritariu. Iš tiesų galima suprasti kitą, bet nepritarti, parodyti kitam supratimą, bet turėti kitokią poziciją, nuomonę, požiūrį ir jau tada apie juos kalbėti. Tai jeigu aš gerai supratau, besiklausydamas, iš ties mes kalbam apie truputį sudėtingesnės situacijas, negu kad eilinius buitinius pokalbius, jeigu jau mes kalbam apie pritarimą, ar vis tik čia yra tie patys principai galioja ir paviršutiniams dalykams kasdienybėje, ar vis tik tais jau mūsų kokiuose nors svarbesniuose pasirinkimuose, apsisprendimuose, mūsų kokių, kaip sakant, prioritetų gyvenimo, vertybių ir tų dalykų, kuriuos mes vadinam svarbiais savo gyvenime srityje. Manau, kad ir vienuose ir kituose iš tikrųjų tą skirtumą galima pastebėti. Ir buitiniuose, ir tokiuose gilesniuose klausimuose šitas pats principas galioja, kad suprasti ne visada reiškia pritarti. Ir tai, kad aš tikiuosi, kad kitas mane supras, vertėtų priimti, kad nebūtinai pritars. Ir tada jau reikia ieškoti bendro sprendimo, kompromiso, vienaip ar kitaip tartis. Bet tas supratimas tiek buitinėse situacijose, tiek tokiuose sudėtingesniuose, gilesniuose klausimuose, jis padeda ieškoti sprendimo drauge, nes kol mes jaučiamės nesuprasti, tol mes linkę tarsi kovoti už savo nuomonę. Mums atrodo, kad reikia įrodyti, nugalėti. Kai mes jaučiame suprasti, dažniausiai nurimstam šiek tiek ir tada tas pokalbis gaunasi toks ramesnis, su mažiau stumdymos ir kovos. Tai tas tinka ir buitiniam klausimam, ir gilesniam klausimam. Aišku, apie buitinius klausimus turbūt mažiau turime laiko ir jėgų gilintis į motyvaciją. Ir turbūt verta gilintis tais atvejais, jeigu yra tokios pasikartojančios situacijos, ar ne, kokie nors dėl tvarkos, įpročių ar dėl dar kažko, tai tada iš tiesų pasikalbėti, kodėl vieni ar kiti sprendimai ar būdai buities tvarkymo yra svarbus, kaip tai tas žmogus jaučiasi, kodėl jis to nori. Nes suprasti tai yra jau gilintis į kito žmogaus motyvaciją, kai mes bandom suprasti. Kai mes ieškome sprendimo ar bandome pritarti ar nepritarti,
Tai čia jau eina apie veiksmus ir susitarimus. Tai prieš veiksmus ir susitarimus visada yra, jeigu rimtas klausimas, gerai pasikalbėti apie mūsų motivacijas, kas mums svarbu, ko mes norim, ko trokštam, kas mus džiugina, kas mus skaudina, kokia istorija galbūt tų jausmų, galbūt mes atsinešam kažkokias situacijas iš savo gyvenimo istorijos, kodėl mums vieni ir kiti dalykai svarbus. Tai yra gerai pažinoti vienas kitą ir suprasti, kodėl kitam žmogui tai svarbu, kad tai nėra šiaip valdžios rodymas ar kažkokio savo užgaidų, kad kitas žmogus turi savo motivaciją. O tada, gerai, jeigu, tarkim, vyksta kažkoks pokalbis, vyksta kažkokia situacija ir aš suprantu, bet nepritariu. Ar aš galėčiau kažkokiais būdais, metodais, kažkokiais ženklais, palengvinti tam savo mylimajam ar mylimajai, ne savo partneriai, kaip ten dar visaip ten vadina, kad, parodyt, kad vis tik tais aš ją arba jį suprantu, tačiau vis tiek, kažkaip kitaip žvelgiu į šį klausimą, turiu kitokią nuomonę, turiu įsivaizdavimą visiškai kitą. Ir ar galėčiau kažkaip padėti jam bent jau jaustis truputį nenutolusiam nuo manęs, kad neatrodyčiau, kad aš atsitraukiu vien tik dėl to, kad nepritariu. Taip, be abejo, tai yra galima padaryti ir čia dabar įdėsiu paslėptą reklamą mūsų video kurse Gyvename ir sugyvename, apie tai kalbama labai detaliai. O čia mes turim nedaug laiko, tai galbūt porą dalykų. Tai pirmas dalykas, tai susivokti savyje, kad aš nepritariu kažkam ir paklausti savęs, ar aš noriu leisti kitam pasijausti suprastu, ar aš noriu kitą žmogų tiesiog suprasti, to žmogaus jausmus, poziciją, istoriją tų jausmų, kas sukelia vienokius ar kitokius, jausmus, kokie poreikiai už to stovi, ar aš noriu tą suprasti. Ir jeigu tai yra artimas žmogus, tai dažniausiai mes norime suprasti, bet nerimaujame, kad jeigu aš parodysiu supratimą, tai tarsi bus automatiškai priimta, kad aš pritariu 100%. Tai šitą nerimą kažkaip irgi reikia suvaldyti savyje ir tada bandyti kalbėti, pasakant tuos du dalykus, visų pirma pradėti nuo supratimo. Ir tik tada, kai supratimas kokybiškai parodytas, tik tada jau įvardinti savo požiūrį, kad, aš turiu kitokį požiūrį. To klausimui. Tai čia jeigu yra gilus pokalbis. Kartais tai yra greitų sprendimų situacija, kada nėra gilintis ir nėra gal ten taip svarbu, kaip ten savaitgalį tiksliai sudėliosim, kurią valandą kas vyks ar panašiai. Tai irgi ne visada yra laiko gilintis, tai tada kartais yra tiesiog svarbu įvardinti, kad, gal šiandieną darom viską taip, kaip tu nori. Aš kitaip norėčiau, bet darom taip, kaip tu nori. Tai irgi tam tikras parodymas šiuo atveju tarsi jau nebesupratimo, bet tokio, čia jau apie sprendimą, bet vis tiek parodymas, kad aš turiu kitokią nuomonę, kad kitas nebūtų toje iliuzijoje, kad, čia mes abu nusprendėm, kad abiem taip yra, abiejų norus tai atitinka. Tai kaip leisti kitam pasijausti suprastų prieš išdėstant savo nuomonę, savo poziciją, tai pirmas dalykas turbūt nepertraukti. Nepertraukti, nes dažniausiai, kai mums atrodo, kad mes jau supratome kito nuomonę, mes taupome laiką ir sakom taip, ir tada pradedam porinti savo, bet kitas dar nepasakė viską, ką norėjo ir jisai nori, kad mes išklausytume ir suprastume viską, ką nori pasakyti. Tai šitoje vietoje skirti tam laiko. Jeigu jums užpila smegenis kito žmogaus ilga kalba, tai, galima, kaip sakyt, duoti ženklą, kad aš jau pasimečiau, aš nebespėju ir, kad, tai nereiškia, kad tiesiog sėdėti ir apsimesti, kad klausotės, bet iš tikrųjų bandyti klausytis ir stengti suprasti kitą, dėti pastangą. Antras dalykas būtų leisti kitam žmogui matyti, kad jūs klausotės jo. Tai yra tuo metu neskrolinti, išlysti iš kompiuterio ekrano, išjungti televizorių, palaikyti akių kontaktą, būti arti fiziškai. Tai yra taip pat tas parodymas kitam žmogui, kad jūs jo klausotės. Trečias dalykas tai būtų tas atspindėjimas arba perfrazavimas, tai ką jūs išgirdote. Tai ką jūs išgirdote. Ir kaip tą daryti, kaip perfrazuoti, vėlgi jau čia mes neturime laiko, bet nuoroda į video kursą. Dėkui. Ir taip pat vėlgi beklausant, visai neblogai skamba, bet iš ties ar privalo kiekviena pora
tame santykėje visą laiką idealiai viens kitą išklausyti, suprasti, nes laiks nuo laiko, va taip besiklausant, nes yra daugybė knygų, daugybė autorių, daugybė kalbėtojų kalba apie kokį nors kokybišką bendravimą arba idealų bendravimą, kalba apie visokius konflikto sprendimus, apie ginčius, barnius ir atrodo, kad visi kalba apie kažkokį ten apie tokią porą, kuri visą laiką išgirsta vienas kitą, visą laiką vienas kitą supranta, niekuomet neturi skirtingų nuomonių, niekados neliūdina vienas kito, niekados galbūt netgi neskaudina vienas kito, nors netyčiom, kaip sakė, ir kuriamas toks truputį iliuzinis idealus piešinys. Kiek jisai turi teisę egzistuoti, va tokia idėja, va tokia rožinė spalva nudažyta, kaip sakydavo anksčiau, kiek tai yra realu, ar iš vis tai yra realu ir turi teisę egzistuoti toks piešinys ir įvaizdis, va, dviejų mylinčių vienas kitą asmenų, ar ne, poros, tokios va idealios poros. Na, manau, kad jisai turi teisę egzistuoti, nebent kokiuose filmuose galbūt, ar meno kūriniuose, bet dažniausiai tai bus labai nuobodus filmas. Jeigu rimtai, tai yra iliuzija, pats panaudoji žodį iliuzija ir tai labiau svajonė apie kažkokį tokį idealų būvį ir iš tikrųjų realus gyvenimas reikalauja to brandumo galėti priimti, kad yra daug dalykų, kurie yra ne taip, kaip norėtųsi, kurie nėra tobuli. Ir čia turbūt tas kriterijus, čia lygiai taip pat kaip su tėvystė, ar ne, kaip būti idealiais tėvais dabar, tarsi tas reikalavimas būti idealiais tėvais, reikalavimas būti idealiais sutuoktiniais, tas perfekcionizmas, jis šitoje vietoje labiau griauna negu kuria gyvenimą. Ir tai, ko reikia, kaip sakoma, vaikams reikia tiesiog pakankamai gerų tėvų ir jie užauga, lygiai taip pat kalbant apie santykius, tiesiog reikia pakankamai gerų santykių. Bet tai nereiškia, kad jie yra idealūs, kad juose nėra prasilenkimų. Ir va ta dalis, kur yra prasilenkimai, nesutarimai, kur kažkiek tai jaučiamės nesuprasti, galėti tai išbūti su to, ištverti, kad priimti tos skirtumus. Ne viskas gyvenime yra malonu ir tai nėra lengva tiesa. Teoriškai apie tai pakalbėti paprasta, tačiau susiduriant su tais skirtumais realybėje iš tikrųjų reikia tam tikro kantrybės, ištvermės, ramybės, išminties, sakyčiau. Ir tokie dalykai jie ateina su laiku, jie ateina su patirtim, augant santykiams, jiems vystantis ir dažniausiai tai yra ilgalaikių santykių rezultatas. Nes kartais toks patikėjimas tų mitų apie tos idealius santykius, jie verčia tarsi vėl ir vėl tikėtis, gal čia kitą kokį egzempliorių susirasiu, su kuriuo bus sėkmingiau, kokį kitą žmogų, bet ratai sukasi dažniausiai tokiu būdu, kad tai kartojasi, tos pačios problemos grįžta arba panašios ir tos ištvermės iš tikrųjų priimti realybę, priimti kito žmogaus realybę, priimti mūsų ribotumus. O va taip, dar viena tokia tendencija yra vis tiek nemažai žmonių darbuojasi darbuose laiks nuo laiko ir yra nemažai, pažiūrėk, šiuo metu visokiausių seminarų, asmeninių trenerių ir visokių. Ir dažnai žmonės va tą daugiau, geriau, nuostabiau rezultatas, progresas, pasiekimai, uždaviniai, tikslai, gyvendinimas, visą tą šabloną jie tiek įsijaučia, kad atsineša ir į santykius. Ir tada pradeda, taip tas žodis reikalauti skamba, netiesiogiai reikalauti, bet tiesiog iš tikrųjų pradeda reikalauti visų savo gyvenimų iš kito, kad jis irgi geriau, daugiau, kad mes pasiektume kažkokį rezultatą, tobulėtume kaip pora, kad būtų kažkokie, nežinau, apibrėžiami arba neapibrėžiami, apčiuopiami pasiekimai, kažkokia kokybė daug geresnė negu kad buvo. Ne, kai darbe, tai vis tiek yra kokie nors pardavimai didesnė ar dar kažkas, bet tą nuostatą pasąmoningai mes atsinešam ir į santykį. Tai kaip galėtume padėti žmonėm, kurie truputį persėmė šituo, įsijautė, ar čia reikalinga kokia psichoterapija, ar užtenka dar tik tais kokio nors lengvo pokalbio, ar šiaip kokios nors pagalbos, kad žmonės sugebėtų pažvelgti į savo santykį, į savo, į jų gyvenimą, abiejų poros gyvenimą, ne, kaip sakom, tai mūsų, arba jų gyvenimą truputį iš šalies, kad galbūt atskirtų, kur yra normalus santykių vystymasis ir procesas ir kur iš tikrųjų yra darbiniai rezultatai, pasiekimai ir tikslai, ir uždaviniai, ir progresas, rezultatai. Čia toks įdomus klausimas, Artūrai.
Nes viena vertus tyrimai rodo, kad poros nuostata į augimą ir tarpusavio santykių auginimą yra toks pozityvus, prognostiškai pozityvus faktorius jų santykių, tokiai kokybei, ar ne, kad ta nuostata jinai padeda tos santykius išlaikyti kokybiškus. Bet čia yra vienas momentas poros, tai yra, kad abudu turi šitą nuostatą ir abudu bent jau turi panašų įvaizdį apie tai, kas yra tas augimas. Tačiau kartais būna situacija, kai kuris nors vienas iš poros atsineša vienokią arba kitokią koncepciją į santykius, kaip turėtų jie tobulėti, ir tai gali būti su kokiu nors labiau psichologiniam teorijom, ar kokiom nors dvasiniam praktikom, ar tikėjimo, ar dar kažkokiais elementais. Ir tai jau tampa daugiau ne kvietimu į bendrą augimą, įsiklausant į kitą žmogų, kaip tas žmogus supranta, ar mato gyvenimą, ar koks to žmogaus motyvacija, ar kas jam svarbu. Bet tai tampa tam tikra, tokiu griežto trenerio, arba kuris turi švelnią ranką, arba kietą ranką, spaudimas. Ir kartais tai yra tokio, dominavimo forma, atvira arba paslėpta, ar ne, kada aš geriau žinau, koks yra gyvenimas, aš geriau už tave suprantu, kaip viskas turi vykti, kaip yra teisingai. Ir tai dažniausiai veda į tai, kad, vienas kelia reikalavimus, vienas vejasi, siūlo, o kitas traukiasi, užsidarinėja, vengia, priešinasi, tyliai palinkčia, bet nedaro ir panašiai. Ir šitas toks, scenarijus santykiuose, kada vienas vejasi, o kitas bėga, jis, iš tikrųjų mažina artumą, mažina savitarpio supratimą, jis tampa tokiu besisukančiu, kada tas, kuris vis tarsi kelia tuos tikslus ir siekia, jaučiasi, kad aš niekaip negaliu pasiekti, ko noriu, ir tada, liūdesio ir tokio, nusivylimo išgyvenimai jį vargina ir kamuoja, o tas, iš kuriam keliami reikalavimai, jisai iš tikrųjų viduje tai pergyvena dėl to, kas vyksta, tačiau visai bando, kažkaip tai, apsaugoti savo autonomiją, ir dažniausiai šitam scenariui tokiu pasyviu būdu, nes tarsi pritariu, bet iš tikrųjų tai kažkaip tai, kitaip galvoju, ir tai nėra bendras sprendimas, kaip mes auksime kartu. Tai turbūt tokiu atveju svarbiausia būtų, pradėti klausytis vienas kito abiems ir suprasti, kad svarbu atsižvelgti į kito norus, ir jeigu mes bendradarbiausim, tai viskas nevyks taip, kaip aš noriu. Kad man teks atsižvelgti į kito norus, ir tas tobulėjimas galbūt, kurio vienas ten nori, ar augimo, ar kažkokių, reiškia, pagal to žmogaus koncepciją, to gyvenimo būdo, jį teks irgi koreguoti, atsižvelgiant į kito žmogaus, partnerės, tą supratimą, požiūrį, poreikius ir taip toliau. Tai ačiū labai, Algirdai, už tikrai nuoširdų pasidalinimą ir įžvalgas, tiek ir už tos smulkius tipsus, ko nepražiopsoti, ar ne, ir tiek už bendras idėjas, už bendrą požiūrį apie tą būtent bendradarbiavimą ir tą tikrą partnerystę, tą teisingą, ne, būtent santykio kūrime. Tai dėkui visiems besiklausantiems. Ačiū visiems. Visą kursą Gyvename ir sugyvename. Taip pat daugiau naudingos informacijos rasite internetinėje svetainėje sugyvename.lt.